Taip, dabar mes stebime, kaip išneš delfinas iš vandens. Šioje vietoje vienas tūsinasi. Labai graži diena. Apie +20. Visokas vėjas, bet nieko. Va mano varikliukas, mano širdis, kuris dirba visada. Vandenį metą. Ir laukiame, kol išneš delfinas. Turėtų vieną kadrą nufilmuoti. Vis dėlto atvažiavom iš Lietuvos, aš esu žurnalistas Antas Tolvaiša, kuris nenustygstantis vietoje ir bando įvairias pasaulio šalis važiuoti, skristi, plaukti, nerti ir nufilmuoti kažką įdomaus jums, mėly mano žiūrovai. Taigi mano laida vadinasi Abipus to. Nežinau, galbūt kitoje laidoje aš jums papasakosiu, ką reiškia tas Abipus to laidos pavadinimas, iš ko jis gimė ir kaip jis atsirado. Kaip matote, esu vienas, visiškai vienas. Ir vat prieš mane gal kokių, apie 20 metrų atstumu iššoka delfinas, bet dėja mes jo nenufilmavom, nes aš parodžiau save. Čia mano amunicija, mano kibiriukas, mano meškerės, Abu Garcia, mano valtelė, ten pliškanasi norvegai su valtelė ir laukiam delfino, kol išners. Va, tokie pas mus šie vaizdai. Žiūrim. Turėtų išlysti bent jau vienas, kuris tikrai nustebins mūsų kadrą, papuoš mūsų kadrą. Bet dėja dabar pakulkėse dar nematom. Turėtų išnerti, bet manau, jis dar išners. Jūsų nerimas. O, matėt, kaip gražiai išnėrė. Ir pabandykime dar kartą palaukti keletą kadrų. Matote, plauksiu aš tenai bandysiu žvejot. O dabar žiūrim delfiną. Stebim dar kartelį. Tikrai Lietuvos gyventojai ne kasdieną gali pamatyti tokį reginį. Tai gerai, kad Abipus to yra ta laida, kuri tikrai apšviečia žmonės, parodo nuostabias vietas gamtos. Tai yra tikrai, nežinau, kaip čia Eurovos kampelis galėčiau pavadinti taip. Valtis, tu vienas, gamta ir dar delfinas, tai čia iš vis prideda tokią prieskonę, kad tiesiog sunku net ašarą nubraukti. Matot. Stebim. Va, matėt, kaip gražiai iššoko. Ir kiek gerai šią dainą mes baigsime mano laidą ir susitiksime, manau, lygiai po savaitės. Sudie.